Sveiki, esu Viktoras Orlov, pristatysiu šiandien temos sportas kelias į sveikatą į sėkmę. Dėstytojai, ar kada pagalvojate, kodėl sportas yra toks svarbus mūsų gyvenime? Kodėl tiek daug žmonių visam pasaulyje kasdien skiria labai daug laiko fiziniai veiklai? Šiandien kalbėsiu apie sporto reikšmę ne tik sveikatai, bet asmenybės ugdymui. Pasirinkau šitą temą, nes pats pradėjau sportuoti, kaip man sukako 4 metai. Sportavau apie 20 metų profesionaliai. Pradžioje sportinė gimnastika, po to karate. Turėjau gerų trenerių, gerų rezultatų turėjau. Kodėl turėjau daug gerų rezultatų? Nes visą pirma, čia yra disciplina, sportas, tvarka, disciplina ir kiekvieną dieną siekti savo tikslus. Bet to fizinis aktyvumas gerina sveikatą. Moksliniai tyrimai rodo, kad reguliariai mankšta mažina širdies ligų, nutukimo ir depresijos riziką. Per 30 minučių kasdienų mankštos gali ženkliai pagerinti savijautą. Tai dėstytojo norėjau pasitarauti ir paklausti jūsų, kiek dažnai jūs sportuojat per savaitę. Taip pat sportas skatina bendruomeniškumą. Komandinis sporto šakos moka bendradarbiavimo, pagarbos ir komandinio darbo. Ypač svarbu šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame gebėjimas dirbti su kitais komandoje yra vienas pagrindinių sėkmės veiksnių. Todėl aš, kai pradėjau dirbti, man tenka dirbti visada su komanda. Ir tai įgūdžiai, kurie išauginau iš vaikystės, padeda man iki šiol. Nes esu grupės vadovas, vadovauju 10 žmonių kolektyvų, visada randu bendrą tikslų su jais, bendrą pokalbį, bendrą kalbą ir mes visada siekiam savo rezultatus maks. Sportas taip pat yra puikus būdas susirasti naujų draugų, plėsti pažinčių ratą ir netgi atrasti naujų karjeros galimybių. Daugelis verslo lyderiai teigia, kad jų patirtis sporte padėjo jiems tapti geresniais vadovais, kaip asmeniškai ir man, kaip prieš tai aš jums kalbėjau. Sportas padeda mums tapti sveikesniems, stipresniems, labiau pasitikintiems savimi ir pasirengusiems siekti tikslus. Bet man tas sportas nepadėjo tapti stipresniam, kada kalbu viešai. Čia mano achilesina peta yra. Dar nepradėjau aktyviai sportuoti, skatinu kuo greičiau pradėti lankyti būrelius ar sporto klubus, rasti savo hobį, bent jau kartą per savaitę su draugais, su savo antroms pusėms, su šeima, išeiti į lauką, į mišką, prie upės, pasivaikščioti, padarykite savo 10 000 žingsnių kiekvieną dieną, kad jūsų kūnas kvėpuotų, jūsų kūnas norėtų judėti į priekį, tektų kaip upė. Pastaruoju 10 metų tapo labai populiarus kibersportas, bet aš jums nepatariu tą sportą užsiiminėti, nes auginsit pilvą, nejudėsit, gausit insultą ir greit mirsit. Už tai už aktyvų sportą. Man pavyko įrašyti šitą video, rašiau porą valandų. Ačiū.